Žinot, nuostabų jausmą, kai atsikeli, nuryji seilės ir tau pradeda kirbėti gerklė. Aš žinau tą jausmą, nes man dabar skauda gerklę šnekant. Galėčiau nebešnekėti, bet vietoj to aš pasidarysiu arbatos. Pažiūrėkite šitą puodelį. Čia yra mieliausias puodelis, kurį aš turiu ir jis yra, na, iš kiniečių. Žinokit, pilni kampai tokių. Bet vai žiūrim šit. Simsime žiupsnelį nežinomos arbatos. Ir imunitetui aš nusipirkau natūralių šaltalankio sulčių. Su kuo čia? Šeivamedžiu. Imbiero sulčių. Svarainių sirupo dar turim šaltuve. Kokio iš čia senumo? Rizikuot? Rizikuot. Į šitą mūsų arbatą mes įdėsime šitus 3 skirtingus ingredientus, kurie visi turėtų pagerinti imunitetą. Arba bent jau skonį. Sirupo reikia labai nedaug, kadangi čia yra sirupas, čia yra cukrus tiesiog. Pasiėmėm mūsų šaltalankių. Reikia prapilti vieną šaukštą. Žmonės arba dievina, arba nekenčia šaltalankių ir aš su viena iš tų, kurie dievina šaltalankių. Skubu tvarkykite Microsoft saugyklą. Imbierą. Patinka labai ginger šotai, kadangi nuo imuniteto gerai, gerkliai dar geriau, tiesiog atrodo, kad nebekirba, tai per daug. Prapilam. 1 valandą prapilti ir dėlieka laukti, kol viskas atauš. Šiandien atrodo, kad aš grinai sriubą užtaisiau. Praėjo daug valandų, tai gal 20 minučių ir mano arbata jau turbūt atšalo. Labai įdomi kombinacija. Kas ten darys? Jau turime mano Instagram'e knyguolis ir jeigu jums skauda gerklę, tai pasakykite arbatos ir sveiki.